Šie du tapybos darbai, jie tarsi vienas, nes ir eksponuojami jie neatsitiktinai visiškai šalia. Ir jie taip ir vadinasi studija iš natūros, nes nepaisant to, kad žiūrovai tai gali pasirodyti pakankamai abstraktus darbai, už kiekvieno abstraktus vaizdo yra inspiruojanti natūra. Tai šiuo atveju tai yra pakankamai svarbu pasakyti žiūrovai, kad abstrakcija nėra viena abstrakcija. Aišku, ta natūra, ji visada yra dviguba, tai kas egzistuoja, objektyvi tikrovė už mūsų ribų, bet kita vertus ir refleksijos, kurios glūdi mumyse viduje. Tai šiuo atveju tai yra tarsi diskusija, tarsi diskusija, kaip galima suprasti pasaulį, interpretuoti. Tapydamas iš pradžio aš pradedu iš tikro nuo labai aiškios tokios konstrukcijos, bet po to pagauna toks vidinis nervas ir tai, kas glūdi viduje, išsiverdžia, transformuoja natūrą ir, aišku, žiūrovai yra pateikiama interpretacijom ir apmąstymu.